Mano top 5 pristatyti State of Play birželio žaidimai. 5 vietoj Baby Steps. Žaidimas, kuris atrodo, kad tikrai yra unikalus ir kur gali būti netyčia labai sunkus ir labai tinkantis ant streamo pažaisti. Šitą jūs dėsi višlistą nuo praeitų metų. 4 vietoj Metal Gear Solid Snake Eater. Kai niekada nesu žaidęs Metal Gear Solid žaidimų, tai čia puikiai proga sužaisti, manau, šitą remake'ą, nes atrodo, kad visai daug veiksmo, visai daug jokučio, bet reikia tik sulaukti žaidimų. 3 vietoj Thief VR Legacy Collection. Irgi pats nesu žaidęs Thief žaidimų, bet žinau konceptą ir esu matęs. Tai atrodo, kad į VR pasaulį įdedant šito žaidimą turėtų gautis puikiai kombinacija. 2 vietoje Silent Hill F. Šiek tiek kitoks negu Silent Hill 2 remake'as, daugiau Japanese vibe, kitokie monstrai, bet atrodo tikrai labai nejaukus. Ir tas pats Silent Hill 2 man labai patiko, čia yra tų pačių kūrėjų, tai kažkaip nemanau, kad ir šitas mane nuvils. Ir jau išeina šiais metais. Keli Warfy mentions prieš pirmą vietą, tai Pragmata, Marvel Tokon Fighters, Ghost of Yotei, bet ten labai mažai parodėjo, dėl to nedėjau sąrašą, ir Naya 3. Tai visi šito žinimai viskas su jais gerai, tiesiog kai kurie galbūt ne mano tipo. Ir 1 vietoj First Light 007. Kai pamačiau, kad čia dar Hitmano kūrėjų šitas žaidimas ir kad Jamesas Bondas dabar grįžta į PlayStation pasaulį, atrodo gražus žaidimas, pilno veiksmo, gera istorija, man tai labai didelį įspūdį šitas paliko. Tikrai jausmas, kad bus geras žaidimas. O dabar laukiam Summer Games Festo šiandieną.